šiandien rungtynės, sėkminga jų pabaiga, tai yra rungtynių prieš Žalgirį tęsinys? Na tai mes gauname tą formą, stengiamės išlįsti iš tos duobės ir tai mums neblogai sekasi. Šiandien buvo tokios sunkios varžybos ir mes parodėme charakterį. Kodėl nepavyko uždengti varžovų aukštaūgių, nes primetė gana daug taškų tiek Galdikas, tiek Ramanauskas? Na, čia buvo, mes ruošėmės prieš juos, to prasme, užpulti prieš jų didelius, bet gavosi, kaip matote, atvirkščiai, užpuolė jie daugiau. Jie žaidė prie priekinę liniją ir nesustabdavo tiesiog. Ir kodėl nepavyko išlaikytas persvaros? Trečiam kėliny turėjo 13 taškų, tačiau ketvirtam likus žaisti 4 minutės jau buvo pranašumas ir 2 taškai. Na taip, nes ir mums, ir varžovams tai buvo labai svarbi pergalė ir jie kabinos vis nagais į mūsų, kad laimėtų, nes jiems reikėjo pakilti turnyrinę lentelę ir sunku buvo įtampa, sunkios varžybos iš tikrųjų. Kas lėmė tą tokį persilaužimą pabaigoje, ne persilaužimą, bet sėkmingą pabaigą rungtynės, nes pats tuo metu irgi buvo aikštelėj, to lemiamo momentu? Na, manau, lėmė mūsų toks susitelkimas ir patirtis, nes ir Virgis įnešė to ramybės, tos Jonas, visi taip ramiai sustigavome žaidimą ir tai lėmė pergalę. Neužsigavai griūdamas pabaigoje? Truputį.